matom pastarųjų galbūt poros metų tendencijas, tokias, ypač šių metų sausis buvo ypatingas tuo, kad tikrai tų detalių iš automobilių vagysčių arba automobilių dalių vagysčių yra padidėjimas. Buvo vėlgi sulaikytas kelios nusikalstamos grupuotės, tai tikimės, kad galbūt tas vėlgi mažės. Bet iš esmės tikrai smagu, kad verslas ieško kažkokių būdų ir pasiūlymų, prevencinių pasiūlymų žmonėm, kaip apsisaugoti šiek tiek, padėti apsisaugoti nuo tokių vagysčių. Faktas, kad joks apsisaugomo būdas nėra 100% ir tikrai 100% neapsaugos, bet kuo daugiau bus kliučių nusikaltėliui įsilaužti automobilį, tai tuo daugiau šansų, kad jis tą automobilį paliks ramybėje. Šį kartą mes pademonstravom kompanijos Madika gaminamą unikalią analogų neturinčią plėvelę ClearPlex, kuri yra skirta klijuoti ant automobilinių stiklų iš išorinės, iš lauko pusės. Būtent šita plėvelė turi saugoti stiklo paviršių nuo galimų pažeidimų, akmenukų, žvyro, smėlio ir valytuvų subraižymų. Taipogi šita plėvelė, reaguojant į šių dienų aktualijas, į padidėjusius įsibrovimus į automobilius ir didelės žalas padaromas, nusukant vairus, išimant multimedijas ir visas kitas salono detalės. Ta plėvelę mes pradėjome klijuoti ant automobilių priekinių šoninių stiklų iš išorinės pusės, taip sustiprindami stiklą. Ir tuo pačiu padarydami papildomas kliūtis įsibrovimui į automobilius. ClearPlex plėvelę mes turime Lietuvoje jau 3 metus ir pagrindinė funkcija jos buvo pirmiausia apsaugoti priekinius stiklus nuo išdaužimo. Tačiau nuskambėjus plačiai tom rezonansiniam įvykiam Lietuvoje, kad per sausio mėnesį buvo beveik dvigubai padidėjęs vagysčių iš automobilių skaičius, mes pagalvojome, kad mes turėtume pritaikyti tą patirtį, kurią mūsų partneriai užsienyje seniai turėjo, priekinių šoninių ir šoninių stiklų apsaugai nuo žaibiškos vagystės naudoti šią plėvelę ClearPlex. Idėja buvo tokia, kad ClearPlex yra klijuojama iš lauko, apsauginė plėvelė iš vidaus ir šios dvi plėvelės šoninį stiklą, grūdintas 7 kartus stipresnį negu paprastas, paverčia sunkiai praeinamu. Tai yra panašių į triplexą. Bandymą mes ir demonstraciją šiandien čia matėme. Bet kokiu atveju ClearPlex plėvelė jinai turi daugybę privalumų ir priekiniam šoniniam stiklam, taip pat ir priekiniam, kadangi saugo nuo greito susidėvėjimo, nuo dažno keitimo, tai yra ir pinigai, ir ekologija, taip pat taupimas kaip ir automobilių parkam krovininių, autobusų ir privatiem automobiliam. Pagrindinis mūsų didelis užsakovas yra Ecolines, Latvijos autobusų parkas, kuris turi 300 automobilių ir statistika buvo tokia, kad pernai jie pakeitė 160 automobilių priekinius stiklus. Tai reiškia, žala sudarė 111 000 eurų. Tai yra skaičiuota buvo originaliais stiklais, nes dedant neoriginalius kiniškus stiklus nukenčia automobilio pati konstrukcijos stiprumas ir avarijos atveju gali nukentėti keleiviai ir vairuotojai papildomai žymiai daugiau negu įdedant originalius stiklus.